Sveiki atvykę į Vilniaus universiteto verslo mokyklos tinklalaidę Alter Ego. Aš esu Sandra Gabrielė Vileita ir šiandieną kviečiu Jūs susipažinti su Migle Užkurėle. Miglė yra profesionali socialinių tinklų ekspertė bei prekės ženklo Nekenčiu marketingo įkūrėja. Taigi, eime ir susipažinkime su Migle kartu. Sveika, Migle. Labas. Labai smagu tave matyti mūsų studijoje. Ačiū, kad atvažiavai pas mus. Ačiū tau už kvietimą. Tai šiandieną šiek tiek pakapstysime tavo karjeros kelionę. Pradėsime atsigrįžtant į pačią vaikystę. Tai koks tu buvai vaikas? Ką tau tėvai sakė? Ar gal draugai, ar gal pati puikiai atsimeni? Man visi sakė tą patį. Iš tavęs nieko neišauks. Va tai va, iš karto, negriežtai nuo vaikystės. Aš buvau ta, kuri labai maištavo, buvau labai kitokia, nes man buvo įdomus visai kitokie dalykai. Bet aš buvau ganėtinai toks sudėtingas vaikas, nes aš turėjau labai savo nuomonę ir labai tvirtai jos laikiausi. Ir kai man sako, kad tau negalima, aš tau parodysiu, kad galima. Taip. O kaip tas maištas pasireikšdavo? Įdomiom veiklom, pavyzdžiui, įvairiom. Kas yra įdomi veikla? Aš noriu būti, nenoriu eiti ten su mergaitėm žaisti, aš noriu eiti su berniukais, ten, žinai, kažkokias nesąmonės, tarkim, daryti, iš molio statyti pilis ir tada kariauti. Ten su mergaitėm, lėlytės, nežaisiu. Nepatinka. Ne, susirasdavau senas mašinas, į kurias lipdavau, grįždavau visą purviną ir man visą laiką sakydavo, kad iš tavęs tai berniukas tiesiog auga ir viskas. Tai tokia ir vaikystė ir buvo. Labai daug veiksmo, aš labai buvau savarankiška. Aš atsimenu, kai aš buvau 6 metų, čia gal, žinai, nelabai galima sakyti, bet jau daug metų praėjo, tai jau, žinai. Jau galima. Jau galima, jo. Tai aš atsimenu, įtikinau tėvus, kad aš būsiu savarankiška, man nebereikia auklės ir aš namuose pabūsiu viena. Tai nuo 6 metų prasidėjo mano kulinarijos šou įvairūs ir panašiai. Tai tokia vaikystė buvo. Gal atsimeni, kokį patiekalą pirmą gaminai? Bandžiau iškepti sausainius mikrobangų krosnelėje. Mikrobangų krosnelėje? Taip. Tai kai tėvai sužinojo ir patiko jam šitas tavo bandymas, eksperimentas? Jie sužinojo iš suskilusios lėkštės. Žodžiu, iki paskutinio, jau tada, kai pamatė, galvoja, Miglė, ką čia pridirba ir Miglė jau toką galvoja, pasakysiu dabar, ne? Taip. Nebuvo kur dėtis. Taip. Supratau. Tai žodžiu, būdavai vaikas, kuris mėgdavo ir pašmaikštauti, ir ką nors, ir papokštauti, ir nuveikti, ir labiau visgi berniukiškos tos veiklos, netraukdavo. Visiškai. Jeigu atsimeni, tai kuo svajodavai tapti? Turėjau 2 specialybės. Visada būdavau, kadangi aš augau vienturtė, tai visi žaidimai, kas liesdavo namuose, tai būdavo viena su savimi. Tai aš turėjau 2 specialybės, mokytojas ir pardavėjas. Abi specialybės įgyvendinau realybėje, tai mokytojas aš turėjau net dienynus, o pardavėja aš atsidarydavau savo drabužių spintą, susiklijuodavau kainas, man mama būdavo nupirkus ir aš ten įsivaizduodavau, kaip aš ten pardavinėju, dar tais laikais turgų, žinai, man ten galvoje būdavo, kaip aš pardavinėju tuos savo daiktus. Tai, žodžiu, realiai verslumas ir ta tokia pardavimo gyslelė jau tavyje nuo pat vaikystės. Greičiausiai, kad taip. O kaip atėjai prie kažkokio to taško, kuomet gal jau pradėjai grynintis, ką norėtum veikti gyvenime, sakykime, gal jau ar paauglystėje, ar gal universiteto laikais, kur atrodė tas toksai taškas, kad liktais tikrai nesupranti, kuo norėtum būti? Aš galbūt buvo laikotarpis, kai kaip ir žinau viduje, ko aš noriu, bet aš to negalėjau įvardinti. Aš žinojau visą laiką, kad aš noriu būti laisvas žmogus, nepririštas prie kažkieno darbo, bet aš to net nesuprasdavau ir turbūt viskas prasidėjo nuo studijų, kai prasidėjo pirmieji darbai susiję su reklama, su marketingu. Ir tada prasidėjo tas, kad aš visgi to ir labai noriu ir tai buvo tas, ką įsivaizdavau, tik niekada nemokėjau įvardinti. Tai labai greitai, pabaigus mokyklą, prasidėjo atsitiktinai, tiesiog atėjau į vietą ir tą vietą netgi pati susikūriau, nes tai buvo tais laikais Facebookas labai ant bangos ir pradėjau bloginti
ir ten susirinkau 15 000 sekėjų per kelis mėnesius, man tai labai patiko ir supratau, kad... Ar tai buvo kažkokia grupės kažkoks sukūrimas, ar tai buvo puslapis? Puslapio, ten buvo iš viso, ten nedominavo niekur mano vardas pavardė, ten dominavo tiesiog, kad tai yra sveikos mitybos blogas receptas. Buvai sveikos mitybos specialistė? Ne, specialistė nebuvau, tik kulinarė. Kulinarė, ten dalindavai savo receptais. Jo, mano idėja profilio buvo, kad viską, kas nesveika, perkurti į sveikus. Tai kaip atrodytų pica sveikai, tortas sveikai, kebabas sveikai ir panašiai. Ar iki šiol seki savo receptų, ar jau dabar nelabai? Jau senai aš esu ištrynusi. Ištrinusi. O koks pats pirmas darbas buvo, jeigu jis buvo samdomas? Pats pirmas samdomas darbas buvo iki parduotuvėje. Mes buvome studentės su drauge ir mes susilažinom, kad mes galim išdirbti bent mėnesį laiko. Susilažinom? Susilažinom, nes visada atrodė, kad tai yra, kas čia per darbas. Tai susilažinom, išdirbom mėnesį ir išėjom. Bet buvo sunkus darbas. Labai sunkus, beprotiškai sunkus ir pagarba tikrai dirbantiems šį darbą, nes tai reikalauja labai ir fiziškai, ir morališkai daug. O kas toliau sekė, ar samdomos darbas dar sekė, kažkokios kitos pozicijos, vietos? Aš tuo metu ir samdomą darbą dirbau ir jau pradėjau freelancinti. Tai jau čia maždaug prieš 11 metų viskas įvyko, nes aš jau turėjau po truputį klientų iš realiai pradėjusi tą sveikos mitybos blogą, jau pradėjo rašyti, kad jūs fainai rašot, gal galėtumėt mums tekstus rašyti. Ir prasidėjo užsakymai, aš tada dar nemokėjau to realizuoti kaip realių laisvadarbystės įrankių ir tuo metu dar nebuvo be abejo taip populiaru. Taip. Tai būdavo labai geras, ypač kaip studentai, prisidūrimas, bet paskui sekė įvairūs darbai pardavimų įmonėse, kas liečia pardavinėti, įvairūs šalti skambučiai, tada jau marketingo pozicijos ir panašiai. Tai realiai labai džiaugiuosi, kad pavyko išbandyti ganėtinai daug skirtingų darbų. Esu buvusi tokiame etape, kai atrodė, kad niekas į marketingo sferą manęs nepriims ir niekada su tuo nedirbsiu, nes tuo metu, kad tu laisvadarbiauji, jiems atrodo... Nenormalu, neįprasta gal labiau, ne? Ir buvo labai sunku kur nors įsidarbinti, nusprendžiau, aš dabar 3 mėnesius bandau būti padavėja. Ir labai puikiai sekėsi, nes ten per 2 mėnesius man sako, tu gal gali tam padaliniui vadovauti, nes aš tokia esu kontrolierė ir turbūt tai pamatė. Ir man kai pasiūlė tą vadovavimo poziciją, aš sakau, aš žinokit, išeinu iš darbo. Nes aš supratau, kad aš visgi jei aš vadovausiu, aš užsilikti galiu, o savo svajonę taip ir pamesiu. Ir tada po truputį prasidėjo tikslingesni darbai, su konkrečiai pardavimais, e-komercija jau tuo metu ir jau galiausiai finišo tiesiojoje per visas praktikas, metus, papildomus mokslus, išėjau dirbti ant savęs. Tai ta svajonė buvo dirbti savo? Gal jo, kiek ar tikrai buvo dirbti savo, bet turbūt dirbti su marketingu taip, kaip aš jį įsivaizduoju ir kokio aš jo noriu, kad tai nebūtų tik marketingas, ten parašom paustukus. Man labiau galbūt marketingas siejasi su verslu ir visa verslumo tema, tai aš norėjau tai labai apimti. Tik tiek daug kartų pradirbus marketingo skirtingose sferose, pamačiau, kad nieks nenori to kitokio marketingo, jungti viską arba kaip tik atjungti ir imti tik po dalelį. Ar buvo sunku pradėti tą savo asmeninį kelią? Nuo ko iš viskas prasidėjo? Tai tu palikai, nesakykim, tą samdomą darbą, pasidėlioji gal galvoji kažkokį tais planą, ne, ir kaip viskas prasidėjo? Kaip tu tos pirmus klientus susiradai, kaip viskas, koks buvo tas tęstinumas? Aš išėjau iš samdomo darbo, kai aš iš laisvadarbystės jau uždirbau daugiau negu iš samdomo darbo. Aš manau ir tikrai linkėčiau žmonėms, kurie galvoja apie darbo metimą, pagalvoti apie tokį finansinę pagalvę, kad tai nebūtų viskas atsibodo, einu ir nežinau kur. Nes man tai tikrai padėjo žinoti, kad viskas gerai, aš galiu išeiti ramiai.
O pirmieji jau tokie nuolatiniai klientai prasidėjo tiesiog nuo gerų atsiliepimų, rekomendacijų. Išėjus iš darbovietės, jie vis tiek norėjo su manim dirbti ir pasilikdavo mane vieniems ar kitiems darbams. Dažniausiai tai būdavo net konsultaciniai darbai. Ir jie kaupėsi, kai atėjo tas laikotarpis, arba tu turi likti įmonėje, kurioje tu dirbi, arba tu turi išeiti. Išėjau, porą mėnesių pabimbinėjau tiesiog su klientais ir tada nusprendžiau, kad reikia kurti savo prekės ženklą. Ir tada priėjai prie nekenčių marketingo prekės ženklo vystymo. Taip. Tai pasakyk, prašau, kodėl toks pavadinimas? Nes visi klientai sako tą patį. Miglė, padėk, aš nekenčiu marketingų. Tai aš labai noriu, kad jie pamiltų tą marketingą ir pamatytų, kad marketingas, taip, jis yra sudėtingas, nes jis yra ir apie viską, ir labai filosofinis. Bet man marketingas pirmiausia yra apie tą verslą, verslo tvarumą, ką mes su tuo norim padaryti ir padėti, parodyti, kad jie gali jį pamilti. Bet ta visa marketingo išvis sritis ypatingai dabar yra labai konkurencinga, ne? Mes turim labai daug, atrodo, ir agentūrų, jeigu Instagramą pažiūrės, išvis turim labai daug marketingo specialistų, gūrų ir visko, ko nori. Tai kaip toj konkurencingoje aplinkoje tau pavyko išlaikyti savo braižą? Ką tu darai kitaip, tiksliau, ką tu darai kitaip, tavo nuomonė? Kuo tas tavo prekės ženklas yra išskirtinis? Šiaip gal tas, kad aš nebijau paliesti temų, kurios yra nepatogios, nebūtinai iš verslų pusės, gali būti iš specialistų pusės. Aš tikrai esu kategoriška ir aš pasakau, jei tai yra blogai, aš ir pasakysiu, kad yra blogai, aš nebandysiu ten su visais būti etiška, nors man, pavyzdžiui, tikrai nepatinka. Aišku, ryškumas violetinės spalvos, nes tuo metu, kai kūriausi prekės ženklą, aš vis tiek žiūrėjau, kokie tuo metu yra specialistai, ką veikia konkurentai ir visi buvo niudinės spalvos, visi apie patarimus socialiniuose tinkluose. Tai gerai, o aš ne apie patarimus, o aš noriu parodyti, apie ką iš tikrųjų yra marketingas. Nes patarimai socialiniuose tinkluose, žinai, toks pavemti. Gali užeiti į YouTube, pasiklausyti, pasigūglinti, gal kažkur kažkas parašyta, bet... Aš noriu tą tamsią pusę, tokią, kur, žinai, prakaitą mes kartais liejam, nesuprantam. Tokie dalykai, kur atrodo, jo, ir man taip yra. Ir labai pradėjau garsiai šnekėti. Ir dar kitas dalykas, kad aš tai visada nuosekliai dariau. Ir aš tvirtai žinau, ko aš noriu. Kad aš nenoriu ten tiesiog kalbėti apie socialinius tinklus, aš noriu visą marketingą jungti. Tai turbūt tas padėjo. Ir šiaip labai, nors tu ir sakai, konkurencinga rinka, bet aš sakyčiau, kad gerų specialistų visada trūksta. Ir pas gerus specialistus visą laiką yra eilės. Jau kiek tenka rekomenduoti, pavyzdžiui, vieniems ar kitiems darbams vienus ar kitus specialistus, tai aš žinau, kad visą laiką pas juos yra eilės. Nuo ko prasidėjo, ne, ta visa komunikacija, sakykime, taip ūkiškai, ne, tu susikūrei Instagramą ir kaip viskas prasidėjo, ar tu turėjai kažkokį tais ryškų planą ir viziją, kaip viskas turi vystytis, ar tu galvoji, va čia gal apie tą pakalbėsim, gal kitą dieną apie tą, kaip viskas vystėsi ir dabar tu tikrai, esi žinomas prekės ženklas ir aš nesumeluosiu, nes tikrai esu labai daug marketingo grupių visokių skirtingų ir jeigu jau žmonės klausia patarimo, kas galėtų gal pagelbėti su kokiu marketingu, ar aš ten ieškau agentūros, tai labai daug kas tagina būtent tave. Tai nuo ko visa šita kelionė prasidėjo? Kaip tu pradėjai vystyti Instagramą? Aš gal net ne nuo Instagramo pradėjau, o nuo viso pozicionavimo, kaip atrodys mano verslas, nes aš jau iš karto žinau, kad tai bus verslas, o kad tai nebus pasižaidimas. Visas pozicionavimas, kas mes būsim, kaip mes atrodysim, ką mes šnekėsim, tabu, netabu temos, ką liečiam, ko neliečiam, kokios bus mūsų vertybės galų gale. Įvaizdis, tai vėlgi pasirinkom tą pačią violetinę, rožinę, baltą spalvas. Ir be abejo, tada jau, tai mums reikia kanalų. Kadangi mano tas pavadinimas toks visai catchy, Instagramas, bet aš savo pasakiau, kad duodu Instagramui mėnesį laiko, nes aš tuo metu sakiau, kad aš nesirodysiu,
aš nekalbėsiu Instagramą, aš niekada neatskleisiu, kas yra po nekenčiu marketingo. Ir viskas labai greitai pasikeitė. Viskas labai greitai atsiskleidė. Atsiskleidė, jo. Jei neklystu, aš susikūriau, viskas gimė rugsėjo 21, aš atsiskleidžiau ten lapkričio 1. Labai greitai. Keli mėnesiai. Keli mėnesiai ir aš daugiau niekada nebesakau, niekada. Jo. Tai dabar yra jau ne tik ir Instagramas, yra ir tavo e-shopas, ar gal labiau, sakykime, visas webas sukurtas. Tai tikrai net tu ir pati vedi mokymus, ir turi jau ir komandą žmonių, su kuriais dirbi. Tai kaip sekasi viską tai vystyti, daryti? Mes gal esam per 4 metus tokio jau su nekenčiu marketingo darbo labai taip pakeitę sferą, nes mes startavom su agentūra. Labai patiko, bet supratau, kad aš visgi nenoriu agentūrinio darbo. Ir nuo to atsitraukiau, palaipsniui eidama link, aš visgi noriu statyti mokymų imperiją su marketingo mokymais, pardavimo mokymais, verslo mokymais ir panašiai. Tai dabar esu tik tame, jau viskas liečia mokymų, projektų tema ir visko būna. Turbūt sunkiausia darbo dalis yra tai, kad tikrai ateina įvairių studentų. Ir kartais ne visus tu gali išmokyti ir tas turbūt yra labai sunku ir skaudu, nes norisi kiekvieną apglostyti. Ar nėra taip, kad visi, kai ateina, vis tiek, yra tas prekės ženklas stiprus ir visiems atrodo, jau jeigu eisiu pas Miglę, tai jau dabar būsiu profesionalas, čia dabar mano socialinis tinklas spindės, čia iš 100 followerių turėsiu 10 000, bet tikriausiai ne tam, kad tai turėtų reiktų daryti. Tai Miglė tikriausiai nebus tas, kuris ateis, burtų lasdelę. Aš labai norėčiau. Būtų fainai, ne? Taip, kiekvienam suteikčiau nemokamai. Taip. Jo, tai šitas tikrai yra. Ir dar žinai, koks dalykas yra, kad kai pasakai žmonėms, kad tavo verslas yra mokymai, jie dažniausiai, tai skeminių žmonės, ne? Tai jau skemas esi, jau apgaudinėjai žmonės, jau tu jiems ten sakai, kaip čia. Tai va šitas dar požiūris, aš matau, kad Lietuvoje dar yra toks gajus ir tikrai dažnai pasitaikantis. Tai kaip tu manai? Ar galėtum save pavadinti marketingo guru? Visiškai ne. Dėl to, kad guru yra guru yra asmenybė, kuri žino viską, ne? Šiaip paėmus. Taip. Aš sakyčiau, kad marketingė neįmanoma žinoti visko, nes marketingė kiekvieną dieną tu sužinai vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Ir pati Sandra dirbdama šioje sferoje, man atrodo, žinai, kur yra vienas teiginys, bet tu sakai, it depends, nes visada. Ir taip, ir taip, ir taip, ir taip. Tai čia visą laiką apie tai, kad, ne, ir man labai tas žodis nepatinka. Taip, bet, žinai, visaip save žmonės gali pavadinti ir panašiai, nes tas guru gal labai ir sėsia, nes to žmogumi, kuris viską žino ir atrodo, kad, kai turim tokį stiprų žmogų, kuris tikrai išmano, ką daro, žino, ką daro, atrodo ir mokymai, ir tu pati žinai, ir pati esi išsivyščiusi savo socialinį tinklą, tai atrodo, kad to kodėl negalėtum tai vadinti. Taip. Tai dabar, Miglė, prieinant prie tavo asmeninio gyvenimo už nekenčių marketingo ribų, tai koks žmogus tu esi namuose? Ką tu mėgsti veikti? Aš namuose būnu labai retai. Šiaip aš 8 išeinu, 8 grįžtu, 10 miegu, tai aš turiu... Toks labai griežtas ritmas. Oi, aš manau, kad versle sėkmė yra disciplinoje. Šiaip. Joks verslas nebus geras be disciplinos, jei jis yra išsitaškęs. Ir ne tik verslas, organizacija, komanda, kažkur turi būti ta disciplina. Tai pas mane jinai yra nuo iki ir kiekvienam labai rekomenduoju, bet čia vėl mano filosofija. Taip. O aš namuose, aš esu pakankamai griežta. Šiaip aš griežta, bet aš turiu tą pusę, kur kartais, vakar draugai pasakojo. Žinai, kaip, gerai, dabar žinosi visi. Gerai, sakyk. Žinai, kaip maži vaikai turi savo kalbą. Ir jie ten bele ką blevizgoja.
Tai aš būna, kad aš savo kalbą blevizgoju, kad man nereikėtų kurti, aš garsiai dainuoju savo kūrybos dainas, kad nereikėtų galvoti apie žodžius, tai aš savo kalbą, varau. Tai kartais aš esu tokia labai kraštutinė nuo to, kad aš galiu būti kaip vaikas, iki to, kur aš tikrai galiu būti griežta. Bet tas, kur mes turim taisyklės, mes turim jų laikytis, jei tu man pažadėjai, aš turiu žinoti, kad tu man įgyvendins. Tai ir darbe, ir namuose labai panašiai. Dar žinau, kad tu turi ir savo mylimus augintinius. Ir jie, aš sakyčiau, yra tavo Instagramo žvaigždės. Taip, kačiukų marketingas, nauja sąvoka. Taip, tai ar dar nenusprendė jiems sukurti atskiro Instagramą? Ne, tegul jie būna po vienu, nes ta žvaigždžių liga, gali labai greitai jau užsikrėsti. Vienas jau, man atrodo, ten per daug užsikrėtęs jie. Jau jaučia, ne, kada čia į tą Instagramą keliaus į eterį. Nes jie labai daug gauna dovanų šiaip ir dabar pripratę pamačiau, kad jei tu nešiesi dėžę, jie jau galvoja, kad čia jiems yra, tai tikrai yra žvaigždžių liga. O kaip tu manai, iš vis kalbant apie gyvūnus marketingą, ne, ar tai yra gerai? Nes labai dažnai prekės ženklai pradeda naudoti ir kažkaip tarpti gal tos pačius gyvūnėlius, nes jie liktais tą tokią kažkokią ir gerą energetiką turi ir panašiai. Tai kaip tu manai, ar čia yra geras sprendimas? Aš manau, kad nėra nei blogo, nei gero sprendimo. Aišku, yra, bet čia vėlgi, bet apie tuos kačiukus ar ten šuniukus. Bet labai svarbu, kaip tu pateiksi. Jei, tu pamatai pas kažką, kad ten kačiukus naudoja ir tu įdėsi tą kačiuką, gal, gali nesuvykti. Jo, bet šiuo atveju, kadangi mano katinai man yra, wow, man jie patinka ir aš rodau, kaip jie ten duetu dainuoja, ką jie ten veikia, tada įvedžiau savoką kačiukų marketingas ir kačiukų marketingas patarinėja jums šią dieną, ne? Tai labai susitapatinė, kuriu mėmsus kačiukų, bet čia labai reikėtų irgi pagalvoti kiekvienam verslui, jei jūs tikrai norit gyvūnų, nes jums patinka, ne dėl to, kad tai yra faina, kaip jūs tai įdėsite savo versle, kaip tai jūsų versle asocijuosis. Ir kaip tai sužais kokiom spalvom. Taip. O šiaip, Migle, kokiu dar hobių pati turi? Ne? Nes supratom, kad turi griežtą discipliną, kad labai myli savo kačiukus, kurie yra tavo Instagramo žvaigždės, bet kokį gal hobį dar turi? Mano hobis visgi man yra darbas. Aš viską domiuosi po darbo, visos knygos apie verslą, apie lyderystę, apie planavimą. Tai vienas iš hobių tikrai galėtų būti planavimas. O kitas hobis yra grožio sferoje, man labai patinka makiažas. Aš juos myliu. Tai patinka. Aš galiu medituoti prie jų. Na ir aišku, man patinka. Vienas iš hobių gali būti kaip sportas. Tai čia irgi visai geras dalykas pravedinti, kai tu jau per daug užsidomi tą temą, Žinau. Būna, kur įsitempi ir negali išsitempti, bet lygiai taip pat ir su darbu yra. Tai čia irgi kiek tikrai su nemažai pašnekovų kalbėjom ir tikriausiai visi linkstam į tą patį, ne? Kad jeigu myli tai, ką tu darai, tai tam skiri labai daug laiko ir labai daug savęs atiduodi ir gali tai persipinti ir su tuo pačiu hobiu, ne? Nes jeigu ištisai tu turi domėtis, tai irgi trunka laiko. Taip. Ir jeigu tu tuo gyveni, tai vadinasi, ne tu tame visame ir sukiesi. Bet čia irgi yra turbūt labai daug rizikų, nes kai tu gyveni nuo iki tik su tuo, labai gali greit persideginti save. Ir tada toks, kur visas pasaulis atrodo, tu esi tam burbule, tu nori iš jo išlipti ir tu negali išlipti iš to burbulo. Ir atsiranda visi perdegimai, nudegimai ir sudegimai. Taip. Bet kaip tu pati suvaldai tą, kad neateitum prie to etapo, prie sudegimo, nudegimo, kokiais metodais pasikrauni savo vidinę bateriją? Atsitraukimas, tai yra geras kokybiškos laisvalaikis, nieko neveikimo, nors aš šito mokausi dar vis, nes man tas sunku nieko neveikti? Aš kartais nesuvokiu, kaip įmanoma neveikti, kaip įmanoma tiesiog gulėti ant lovos ir žiūrėti serialą. Aš vis bandau ir man vis vyras sako, palik tu tą telefoną, nes aš ten, gerai, taigi mailus tik atrašysiu. Tai šitas yra labai sudėtinga.
bet geriausia tai yra kelionės ir aš turiu kiekvienos dienos rutiną, grįžti iš darbo, persirengti ir eiti iš karto pasivaikščioti. Ir aišku, ėjimas, kalbėjimas su specialistu. Labai rekomenduoju eiti į terapijas ar pas įvairius mentorius, you name it, bet kažkaip tu turi atrasti žmogų, su kuriuo tu gali pareflektuoti. Tik man atrodo, dar nėra priimta eiti, kai viskas gerai, nes einame tik tada, kai jau... Labai blogai. Labai blogai. Jo. Taip. Tai šitas tikrai labai padeda ir aš turiu labai daug aplinkoj. Ir mano geriausia draugė tuo užsiima, tai man labai galiu greitai ieškoti pagalbos ir gali greitai pamatyti, kai man reikia pagalbos. Tai pati lankaisi, ne, ar pas psichologą, ar psichoterapeutą galimai, ne? Taip. Ir turi tai irgi tokį rutinoj, ar tai kartą į savaitę būna, ar tai kažkoks dažnumas yra? Aš kartą į savaitę, tai tikrai, kadangi, kaip ir sakau, daug aplinkoje yra, tai labai gali kiekvieną dieną prareflektuoti, kas įvyko, dėl ko, nežinau, šiandien pavargęs, dėl ko netaip jautiesi, kokios emocijos ir panašiai. Bet darbas marketingė šiaip patinka. Labai. Veža tave, ne? Labai. Ir labai matos ir jaučiasi. Gali būti, bet man labai... Aš turiu profesinę ligą ir man tai labai patinka. Labai džiaugiuosi. Labai smagu matyti tas degančias akis, ne tik Instagram'e, nes ne, iki šitos laidos nebuvom taip ir susitikusios gyvai, tai tikrai atrodo, kad ir žinai, ką kalbi, ir žinai, kokį kelią nuėjai, ir tikrai gyveni to, ką darai. Tai Migle, dar turiu tau tokį pagrindinį šios laidos klausimą, tinklalaidės klausimą, tai apie tą alter ego. Tai koksai gyvūnas būtum tu, jeigu peržvelgtum visą tą savo karjeros kelionę, ne? Kurio gyvūno bruožai labiausiai atitiktų tave? Turbūt labai norėtųsi daug gyvūnų pasiimti, bet aš sakyčiau labai paprasta, balta varna. Balta varna, kodėl? Visą laiką esu ta balta varna, kur visi daro taip, ne, aš nenoriu, nes jau nebeįdomu, aš darysiu kitaip. Ir tai nereiškia, kad aš geriau padarau, bet tiesiog man visą laiką yra tas, kur, davai paieškom, ką galima padaryti kitaip. Tai man ta balta varna nuo to, kaip ir susikūriau Instagramą, nuo to, kaip ir vaikystėje buvau, visą laiką seka tas pats gyvūnas. O kaip tu manai, kokia tavo pačios buvo gal tau pačiai tiksliau didžiausia klaida karjeroje? Pasakysiu banaliai, žinok. Aš nemanau, kad tai tų klaidų aš ten dariau, dėl to, kad visos klaidos vis tiek yra pamokos. Ir tokios, kad klaidos apskritai, pasimokiau, liuks, tai jei nebūčiau pasimokius, gal būčiau įkišus kažkur nagus daugiau, giliau ir tada tikrai būčiau nudegusi. Bet o kuri to pamoka gal buvo tokia, kur, iki šiol lygtais atsimeni, žinai, kur galvoji, kad, atsitiko ir galbūt tave kažkaip kardinaliai pakeitė, o galbūt... Labai pasitikėjau klientais. Tikrai labai pasitikėdavau klientais ir galiausiai tikrai buvau ir stipriai apgauta tuo metu kolegių, nes tai buvo toks, aš visą laiką pasitikėdavau klientais ir labai stipriai pasitikėdavau kolegėmis ir tikrai buvo tokių atvejų, kai buvau labai stipriai apgauta, išmaudyta mele, apgavystėje, nusinešimų klientų ir panašiai. Tai šitą atsimenu, bet tai padėjo irgi žiūrėti tarp eilučių su kiekvienu žmogu susipažįstant, įsileidžiant į savo komandą arba įsileidžiant dirbti kartu. Aš jau esu pasimokiusi ir užsigrūdinus save tokiem dalykam. Tai aš tikrai manau, kad tos klaidos, kaip aš prieš tai vardinau, tai tikrai yra gal dažnu atveju pamokos mums ir iš tų pamokų visada kažką išsinešam ir išmokstam ir tas mus ir tobulina ir taip mes ir tobulėjam. Čia gal, žinai, viskas priklauso nuo to, kaip mes pažiūrėsim, nes kažkas tai pažiūrės kaip į gyvenimo tragediją, o kažkas, įvyko, kogi tu čia parinėsi. O dar trečias variantas, kodėl parinės ir visgi išsinešė ne kažkokią pamoką, kad dabar darysiu kitaip, arba va čia šitoje vietoje gal reikėtų elgtis kitaip. Ir vėl yra atveju tikriausiai, kur dar reikia pačiam išmokti elgtis kitaip, nes
Jeigu esi žmogus, kur ten visus empatiškai išjauti, tai tikriausiai yra labai sunku suprasti, kad žmonės tave gali apgauti, kad ne visą laiką reikia žmonėmis pasitikėti. Taip, tikrai taip. Tai ačiū Miglė tau už tokį šiltą pokalbį. Buvo smagu susipažinti ir išgirs būtent tą karjeros tavo kelionę, tai manau suinspiruosime ne vieną klausytoją. Ačiū tau labai. Ačiū tau labai. Ačiū jums visiems.